Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia pasižiūrėti, ar jūsų sistema yra pilnai atnaujinta ir kokia yra jūsų sistemos versija. Taigi, kur jums reikia nueiti, tai į visus appsus. Dažniausiai apačioje bus ikonėlė, ant kurios paspaudę nukeliausite į visus appsus. Tada mums reikia susirasti settings meniu. Settings. Pravažiuoju. Štai matome settings meniu, paspaudžiame ant šio settings meniu ir tada nuvažiuojame į pačią apačią. Tada matome yra about phone informacija apie telefoną, paspaudžiame ant šio meniu ir tada viršuje matome system updates. Čia galima patikrinti sistemos atnaujinimus arba matome Android versiją, taigi 5.01 yra Android versija ir kita informacija apie jūsų telefoną. Taip pat paspaudus ant šio Systems Updates galime pasitikrinti, ar sistema turi kokį nors atnaujinimą. Taigi, dažniausiai jūsų telefonas tikrina pats visus atnaujinimus, bet jeigu norite patys pasižiūrėti, ar sistema turi naujesnę versiją, tiesiog atsidarome šį langą ir paspaudžiame Check for Updates. Ir tai užtruks keletą sekundžių ir matome, kad paskutinį kartą sistema buvo patikrinta 12:45, laikas, kuris yra dabar, ir your system is up to date, kas reiškia, kad jūsų sistema turi naujausią galimą versiją. Kokią naujausią versiją Android telefonuose skirsis nuo to, koks yra jūsų telefono modelis, taigi Google telefonai visada gaus atnaujinimus greičiausia, na, o kiti Samsung, LG ir panašiai, gamintojai jiems užtrunka šiek tiek laiko, kad pritaikytų naujausią Android operacinę sistemą jų telefonams. Taigi, štai tiek apie operacinės sistemos tikrinimą Android telefonuose. Jeigu turite klausimų, palikite juos komentaruose. Iki.